Žinot, kas yra Arono palaiminimas. Arba kunigiškas palaiminimas. Koheno palaiminimas. Palaiminimas, kurį atlieka Kohenas, tai yra žmogus priklausantis Arono, tolimas Arono giminės palikuonis. Turi būti vyras, būtent vyriškos lyties, Arono palikuonis. Kohenas. Reiškia, būtinai iš Arono giminės, kitaip negalios tas palaiminimas. Antra, ištariami specialų žodžiai hebrajiškai iš Toros. Yra skaičių knygų 6 skyriui, pažiūrėkite tą palaiminimą. Skaičių knyga, 6 skyrius, Bemidbar knyga, 6 skyrius, nuo 22 iki 27 eilutės paskaitykime. Viešpats kalbėjo Mozei. Dievas sako Mošė Rabeinui: pasakyk Aronui ir jo sūnums. Aronas ir jo sūnus yra kunigai, kohenai. Izraelis išrinktoji tauta susideda iš 3 kastų, jeigu nori to žodžio. Iš izraelitų, iš levitų aukštesnė kasta Izraelį ir dar aukščiau kohenai, pati aukščiausia kasta, kurios piramidės viršūnė stovi Kohen Gadol, vyriausiasis kunigas, su Urimu ir Tumimu. Tai va, pasakyk Aronui ir jo sūnums, laiminti izraelitus tokiais žodžiais. Viešpats te laimina ir te saugoja tave, viešpats te parodo tau savo veidą ir te būna tau maloningas. Viešpats te atgrėžė savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę. Jie šauksis mano varto izraelitams ir aš juos laiminsiu. Per tos kohenus laiminsiu. Taigi šitie žodžiai ištariami, šitai žodžiais, kohenas turi. Ir trečias dalykas, specialus rankų gestas, rankų sudėjimas turi būti. Tai labai svarbu. Rankos, kaip žinote, rankos yra duotos, jiem daiktus naudoti, bet taip pat rankos turi savo transcendentinę, dvasinę paskirtį. Per rankas perduodama dvasinė jėga. Kiekvieną šabato susirinkimą, koheniškas palaiminimas, tariant šitos žodžius, būtinai turi kohenas ištart vyras, būtinai abiem rankom jis atliekamas. Aš net negaliu taip rankos išlankstyti, man neįsilanksto paprasčiausiai. Kohenui lengvai tas pasidaro, labai lengvai. Taigi, reiškia, kad dar abiem rankam, abiejų rankų bevardžiai pirštai suglausti su mažaisiais pirštais. Šitie suglausti pirštai abiejų rankų. Bevardis pirštas su mažaisiais pirštais suglausti. Taip. Tarp bevardžio piršto ir vidurinio piršto tarpas padaromas, kad būtų smailus kampas. Smailaus kampo tarpas pirštų padaromas. Taip. Abiejose rankose. Vidurinis pirštas su rodomuoju pirštu sujungtas irgi, suglaustas, abiejų rankų. O nykščiai viršūnėmis, kur nago viršūnėmis, jie turi liestis abiejų rankų.